Kaip vyriausiasis valstybės ginkluotojų pajėgų vadas realiai įgyvendinsiu visuotinio pasirengimo gynybai koncepciją, kad kiekvienas pilietis būtų pasirengęs galimoms grėsmėms, motyvuotas jas atremti. Nepalaikysiu visuotinio šaukimo į kariuomenę, tai perteklinė priemonė. Plėsiu naujų puskarininkių ir karininkų rengimą. Įveiklinsiu komendantūras, jas įtraukiant į visuotinės gynybos planą. Skatinsiu moksleivių patriotinio ugdymo ir pilietiškumo stiprinimą. Karinio parengimo kursų atsiradimą universitetuose ir kolegijose, kurie bus pripažinti kaip alternatyva šaukimui į karinę tarnybą rezervui formuoti. Tai padės paruošti visuotiniai gynybai rezervo pajėgumus. Privalome tai daryti, kad niekam nekiltų noro išbandyti NATO vienybę Lietuvos teritorijoje. Stiprinsiu krašto gynybą. Ypatingą dėmesį skirsiu NATO prisiimto finansavimui įsipareigojimui. Palaikysiu profesionalios ir šauktinių kariuomenės plėtros modelį. Sieksiu užtikrinti tinkamas sąlygas Vokietijos brigados įsikūrimui Lietuvoje. Pritarsiu rotacinės oro gynybos sistemos sukūrimui, oro policijos pakeitimui į oro gynybos karinį vienetą, divizijos pajėgumų didinimui ir gynybos pramonės pajėgumų stiprinimui. Lietuva gali tapti moderniu lazerių, dronų ir antidronų technologijų gamybos ir plėtros centru. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.